Šiandien pasimokinsime ir pademonstruosime jum, kaip veikia subranga odų sistemoje ir kaip yra valdoma subranga. Taigi, pirmoje eilėje ateiname į gamybą, ateiname į products, bill of materials, susirandame mums reikiamą produktą, štai šitas produktas, ir aš dabar paaiškinsiu, kaip jisai veikia. Tai yra pagamintas produktui bomas vadinamas, ane? Tai reiškia, yra mūsų Navy Linen Big Bagas, kuris mes jį gaminame pas subrangovą, tai reiškia, subrangovas mums atveža galutinį pagamintą daiktą, jisai priklauso subrangovam ir štai čia yra visi subrangovai, kurie man gali pagaminti šitą daiktą. Į šitą daiktą įeina pas mane du komponentai. Tai reiškia, komponentai, kuriuos aš pas save sandėlyje sandėliuoju ir perku iš tiekėjų savo. Tai kaip matome, norint pagaminti man vieną vienetą šito Navy Linen Big Bago, man reikia 0,8 metro audinio ir vieno vieneto labelą. Dabar, kaip veikia struktūra ir cost, tai reiškia, mes gauname štai šitą struktūrą, ane? Tai reiškia, vieną vienetą pagaminti, man reikia 0,8 šito, vieną vienetą šito ir subrangos operacijas padaryti šitą gaminį. Dabar, kaip atrodo savikaina, tai šitas Navy yra iš linen fabriko gaminamas, ane? Jo savikaina yra 4,56 iš viso su subranguojama, o šita subranga dar yra subranguojama pas kitą tiekėją. Tai kas gaunasi dabar? Gaunasi taip, kad 4,56 plus 0,02 ir plus subrangos savikaina 3 eurai, iš viso mano galutinio gaminio savikaina yra 7,58. Taigi pasižiūrim, kaip atrodo mūsų sandėlio schema. Schemoje buy products from subcontractor yra tokia schema sandėlio nubraižyta ir jinai atrodo štai taip. Tai kada man reikia mano klientams, sistema ima iš outputo, kada reikia į outputą, sistema ima iš stoko, kadangi stokio neranda, jinai ima iš tiekėjo į stoką atvažiavimo, o visos žaliavos yra tiekiamos iš mano stoko subrangovams mano. Tuo tarpu mano žaliava, jinai atrodo šiek tiek kitaip diagrama ir jeigu mes ją peržiūrėsim, tai jinai atrodo taip, kad iš stoko mes teikiame į subrangovus ir subrangovas mums atgal išduoda į gamybą mūsų, nes tai yra subranga, yra gamyba, ir kada jie pasigamina, jie atkeliauja pas mus į mūsų stoką. Taigi pabandom dabar, kaip realiame vaizde veiks visas procesas. Ateiname į pardavimus, spaudžiame sukurti naują, sukuriame, kad pirks Aidas Oganauskas iš mūsų, pridedame produktą ir tebūnie šitą produktą mes pardavinėsim po 20 eurų mūsų Aidui Oganauskui. Kaip matome, dega jau raudonas etiketė, kad mes neturime šitų daiktų sandėlyje, ne? Tai mes patvirtinam iš karto užsakymą. Ir sistema iš karto man rodo, koks bus pelningumas, va matome 12,42, tai taip ir yra, iš 20 eurų atimsite 7,36, grubiai jums rodys, kad bus savikaina 12,42. Kas įvyksta? Iš karto automatiškai susikuria sandėliui operacijas, kad reikia atkrauti, tačiau jų statusas yra waiting another operation. Tai realiai šitų dviejų transakcijų sandėlininkas jūsų net nemato, nes jos yra neparuoštos dar. Antrasis elementas man automatiškai susikuria pirkimas, tai yra pirkti iš mano subrangovo galutinį gaminį. Ir perkame mes jį po 3 eurus. Kodėl mes jį perkame po 3 eurus? Todėl, kad šitie 3 eurai yra tik paslauga mūsų subrangos. Šiaip žaliavas mes teikiame jiem patys savo žaliavas, ne? Nu ir mums viskas tinka, paspaudžiame confirm. Ir ką sistema dabar padaro? Sistema sukuria 2 sandėlio judėjimus. Pirmasis tai yra mano gaminio galutinio gavimas iš mano tiekėjo, kada jis bus paruoštas. Ir antrasis resuplajaus medžiaga. Tai reiškia, kad sistema mums sako, paimk šitą audinį ir nunešk jį į savo subrangovo lokaciją. Taigi pasižiūrim, čia yra sandėlio komandos, kad sandėlininkam reikia šitą darbą padaryti. Ateiname dabar, įsijungiam save į sandėlio poziciją, prie inventory ir kaip matome resupply subcontractor kvadračiuke, pas mane atsirado vienas vienetas darbo,
darbą, kurį aš turiu padaryti, aš užeinu į jį ir matau, kad mano iš stoko reikia paimti ir nuvežti mano subrangovui Aurilai, užeinam į vidų, štai šitą medžiagą. Ir dabar mes sakome, okei, aš ją atrinkau, dažniausiai šitas atrinkimas vyksta su skeneriais, ane, pažymime, kad atrinkau ją, patvirtiname ir atrinkimas iš karto įvyko. Kas įvyko sekančių elementų, tai mano sistemoje gavimas mano iš Aurilos tas pats, ane? Palaukit, tik neatsimenu aš pirkimo užsakymo numeriuko, kurį mes čia patvirtinam. Tai buvo, man atrodo, štai, ne šitas, tuoj sekundę, kažkur pamečiau mano užsakymo numeriuką. Štai šitas mano, jau iš karto jisai pažaliavo, reiškia, jau tu esi pasiruošęs jį gauti iš sandėlio, ne? Va, štai čia. Ir dabar mes spaudžiame Record Components, todėl kad mums reikia užregistruoti komponentus gamyboje sunaudotus, ne? Sakome, kad vieną vienetą pasigaminam ir sistema mums automatiškai paima, kad jinai sunaudos žaliavas štai tokias. Spaudžiame Record Components, spaudžiame Validate. Ir šitas gaminys jau įvažiavo pas mus į sandėlį. Ir jeigu mes dabar pasižiūrėsime mūsų savikainą gaminio, užeisime į Valuation, kaip matome, buvo su minusiuku yra tie, kurie buvo išduoti į gamybą, tai minus 0,8 metro išsidavė savikaina 4,56, plus papildomai etiketė 0,02 ir plus mūsų 3 eurai pirkimo paslauga, gaunasi 7,58. Viskas labai gražu, puiku. Ir dabar grįžus čia, nuėjus į sales orderį, mes iš karto matome, kad jau yra atkrovimas paruoštas, kaip matote, pirkimas done. Ir jau automatiškai sistema mato, kad atkrovimas irgi yra paruoštas. Taigi sakome, ok, atkrauname, validuojame, grįžtame į paskutinį, jau ir šitas yra ready, set, validate. Ir dabar galite iš karto susikurti PVM sąskaitą faktūrą ir išrašyti klientui PVM sąskaitą faktūrą. Viskas, jūsų užsakymas baigtas, savikaina, pelningumas jūsų apskaičiuotas. Tai taip veikia subrangos operacijos O2 sistemoje ir čia nereikia jokių programavimo darbų, jūs galite tiesiog paprastai pasiimti šitą dalyką ir susisetapinti O2 sistemoje. Ačiū už jūsų dėmesį.